Labas vakaras, seniai matyti, seniai buvom susitikę. Tikiuosi turėjot gerą dieną šiandien. Pirmiausia, noriu, kad visi atsipalaiduotumėt, užsimerkim trumpam, giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Ši diena buvo nuostabi, ačiū už nuostabią dieną, ačiū už nuostabius žmonės, kurie yra aplink mane. Ačiū už pavasarį, už nuostabų orą. Ačiū už kiekvieną dieną. Šiandien aš turiu keletą klausimų, į kuriuos norėčiau atsakyti. Jos gavau elektroniniu paštu. Jeigu jūs turėsite kokių klausimų, rašykite komentaruose. O pradėsiu šiandien nuo tų klausimų, kuriuos aš esu gavusi. Pirmas klausimas yra apie zonų terapijos zonas paduose. Klausimas yra, žmogus nieko nesiskundžia, nieko jam kaip ir sveikatos problemų nėra, bet vis dėlto zonos paduose yra kai kurios skausmingos. Tai aš noriu pasakyti, ir klausimas buvo toks, ką tai galėtų reikšti, jeigu nėra kažkokių tai problemų. Tai reiškia, kad pats laikas yra aktyvinti ir tvarkyti tas zonas, nes skausmas paduose tų zonų rodo, kad jau tie organai yra išbalansuoti. Jie pakol kas nerodo jokių simptomų, bet jau rodo, kad reikia jau juos tvarkyti, valyti, greičiausiai jie galbūt yra užteršti ir reikia juos aktyvinti zonos paduose. Ir žinant, kurios zonos yra skausmingos, mes žinome, kurie organai yra išbalansuoti ir tokiu atveju mums yra lengva nuspręsti, ką toliau daryti. Ar užtenka tik tai aktyvinti tas zonas paduose, o galbūt reikia pasidaryti valymą tų organų. Labai dažnai būna limfa užteršta, todėl labai dažnai skauda žmonėm blužnį, nors blužnies niekam šiaip, jau labai turi būti stiprus išbalansavimas blužnies, kad pradėtų ją skaudėti realiai kūne. Bet paduose blužnis yra labai dažnai skausminga. Taip pat būna skausmingi, sakykime, inkstai ar tulžies pūslė, nors žmogus dar nieko nejaučia savo kūne. Todėl yra labai svarbu pradėti aktyvinti ir valyti tos organus anksčiau, negu jie parodė savo simptomus. Dabar kitas yra klausimas. Kalbant apie meridianus, klausimas yra maždaug toks. Prie kiekvieno meridiano mes priskiriame kažkokias tai ligas su jais susijusias. Ir yra kai kurios ligos ar simptomai, kurie priskiriami prie daug meridianų ar prie keletos meridianų. Todėl dabar šitą klausimą bandysiu atsakyti pasinaudodama vizualiniam priemonėm. Labai iš manęs nesijuokite, mano piešimo, taip sakant, kokybė nėra gera. Aš čia bandžiau nupiešti žmogų, kontūrą žmogaus, kad mums būtų lengviau kalbėti apie įvairius simptomus, kurie yra priskirti, tas pats simptomas, pavyzdžiui, galvos skausmas, bet mes jį priskiriam prie keletos meridianų. Ir tada klausimas yra toks, prie kurio mums reikėtų prisirišti to meridianų. Tai pirmas dalykas, sakykime, dabar kalbam apie galvos skausmą. Galvos skausmas gali būti įvairiose vietose. Jis gali būti čia, šonuose. Galvos skausmas gali būti kaktoje ir galvos skausmas gali būti viršugalvyje arba nugaroje pakaušyje. Nueiti gali netgi į kaklą. Todėl, žinodami, kurioje vietoje skauda galvą, mes galime priskirti prie skirtingų meridianų. Tai jeigu skauda šonuose galvą, tai yra tulžies pūslės meridiano vieta. Todėl sakome, kad reiškia tulžies pūslė reiškia neveikia arba yra išbalansuota ir reikia ją atvarkyti. Jeigu skauda kaktą, tai yra skrandžio meridiano vieta. Reiškia, žmogui skauda galvą dėl to, kad jam sustojo greičiausiai skrandis, ar suvalgė kažką netinkamo, ar apsinuodijimas.
Ir tada reikia tvarkyti skrandį. Jeigu skauda pakaušį ar nugaroje šitą vietą galvos į kaklą nueina, tai yra šlapimo pūslės vieta. Todėl reikia pagalvoti, kad galbūt yra chroniškas šlapimo pūslės uždegimas. Labai dažnai žmonės nejaučia jokių simptomų susijusių su šlapimo pūsle, bet jie jau yra, joje dažniausiai sėdi bakterijos ir jos tik ir laukia momento, kada jos aktyvėja. O jos suaktyvėja, kai imunitetas nusilpsta. Todėl žmonės sako, įlipau, sušalau kojas ar pabraidžiu po šaltą vandenį, man pradeda šlapimo pūslės streikuoti. Iš tikrųjų, tai ne dėl to, kad nuo šaltų kojų basomis galima ir po sniegą vaikščioti. Bet tada nusilpsta imunitetas ir tokiu atveju bakterijos pradeda aktyviai save rodyti ir prasideda šlapimo pūslės problemos. Toliau gali būti peties skausmas, pavyzdžiui. Jis yra susijęs su labai daug skirtingų organų. Pavyzdžiui, jeigu skauda petį šitoj vietoj, tai yra plaučių meridiano vieta. Reiškia pagalvoti, kad gali būti kažkas su plaučiais. Reikia nepamiršti, kad plaučiai yra poroje su storuoju žarnynu. Pirmiausia, išsibalansuoja storasis žarnynas ir tik tai tada po juo išsibalansuoja plaučiai. Todėl, jeigu jau skauda petį, tai reikia dar prieš tai pagalvoti ir apie storąjį žarnyną. Galbūt yra didelė disbakteriozė arba kandida grybo per daug žarnyne. Tada jau, kai išsibalansuoja storasis žarnynas, vėliau mes randame simptomus pečiuose. Peties skausmas gali būti susijęs ir tiesiogiai su storuoju žarnynu. Tada skausmas būtų net ne peties, va čia kaklas, šita vieta. Ir nugaroje, taip vadinamas, va šičia, va, ta vieta. Tai čia yra storojo žarnyno vieta. Todėl, žinodami, kur skauda petį, mes jau galime priskirti skirtingus meridianus. Taip pat gali būti tulžies pūslė ir plonasis žarnynas. Plonasis žarnynas tai nueina jo peties skausmas, jeigu čia būtų nugara, jeigu čia mes nugarą galvotume, tai plonasis žarnynas yra šitoj vietoj. Nugaroj, nepaišau, nes tada susimaišysit. Bet žodžiu, nugaroj menties, ant menties visas tas skausmas, tai yra plonasis žarnynas. Toliau, kas čia dar gali būti? Endokrininė sistema, hormoninė sistema, irgi nugaroje aukščiau, šita vieta. Tai, žodžiu, labai skirtingos vietos to pačio pavadinimo, sakykime, ar tai peties skausmas ar galvos skausmas, labai priskiriama prie skirtingų organų. Todėl šitaip mes analizuojam atvejus, žinodami konkrečią skausmo vietą ar konkretų kažkokį tai nusiskundimą. Tada turiu klausimą, kaip interpretuojam arba kaip mes nusprendžiam kokį gydymą ar ką patarti žmogui, kai jis turi daug problemų. Tai ne vien galvos skausmas, ne vien, pavyzdžiui, kelienos skausmas, tai yra visą laiką didžiulis kompleksas visų problemų ir žmogus ateina su tuo visa puokšte. Tai aš dabar aptarsiu porą atvejų, kaip aš analizuoju konkretų atvejį, kai pas mane ateina žmogus ir kažkom skundžiasi. Taip. Čia galbūt atrodo sudėtinga, bet iš tikrųjų, žinant pagrindinius dėsnius, tą, ką mes mokinomės sąmoningumo kursuose, tai kiekvienas sąmoningumo kursų studentas, dalyvis šitą išmoksta per visus 4 modulius, praeina visą teoriją ir lygiai taip pat gali analizuoti visus atvejus. Tai dabar vienas iš atvejų. Teniso alkūnė reiškia skausminga alkūnės vieta. Pagal vietą mes sakome, kad tai yra plonojo žarnyno meridianas. Toliau sunku priaugti svorio. Sunku priaugti svorio reiškia yra daug karščio organizme ir mes tai sakome, kad jame šitame žmogus turi per daug yang energijos, per daug aktyvi energija. Greitai labai krenta svoris, greita labai medžiagų apykaita ir žmogui sunku priaugti svorio. Užkietėję viduriai. Užkietėję viduriai irgi rodo per daug karščio organizme
ir užkietėję viduriai yra susijęs su storuoju žarnynu, skrandžiu, plonuoju žarnynu ir blužnimi. Visi šitie pagrindiniai organai, kurie įtraukti į virškinimo sistemą. Žmogaus veidas yra raudonas, karštas. Reiškia, jame vėlgi yra per daug karščio, per daug jank energijos. Greitai kalba. Taip pat, greitai kalbantis žmogus turi savyje daug jank energijos. Per aukštas kraujospūdis irgi rodo karštį, per didelis kraujospūdis, per didelį apykaitą kraujo sukyla spaudimas. Tai irgi yra per daug jank energijos organizme. Kaip mes visą tai suprantame, kaip mes galime valdyti šitą visą situaciją ir nuspręsti, ką žmogui patarti ir kur yra pagrindinė problema, galbūt kur yra priežastis. Ką mes tada darome? Pirmiausiai, čia yra 5 elementų ratas. Jis yra suskirstytas pagal visus pagrindinius meridianus einančius per mūsų organizmą. Ugnies elementas, žemės elementas, metalo elementas, vandens elementas ir medžio elementas. Dabar čia yra sutrumpinimai kiekvieno organo. Turbūt dalis ir žinote, kokie organai įeina į kurį elementą. Ugnies elementas sudaro plonasis žarnynas, širdis, endokrininė sistema ir kraujotaka. Žemės elementas sudaro blužnis ir skrandis. Metalo elementas sudaro plaučiai ir storasis žarnynas. Vandens elementas sudaro šlapimo pūslė ir inkstai. Medžio elementas sudaro tulžies pūslė ir kepenys. Dabar mes turime visą šitą sistemą. Aš neaiškinsiu šiandien, kaip jinai veikia. Jeigu bus įdomu, kitą kartą paaiškinsiu. Mano kursų dalyviai visą šitą jau žino, kurie jau atėjo iki ketvirto modulio. Tai va, bet dabar kaip mes interpretuojame šitus duomenis. Teniso alkūnė, sakome, plonasis žarnynas. Plonasis žarnynas yra čia, dedame kryžiuką. Sunku sustorėti, daug karščio, daug jank ir tai yra aktyvus labai ugnies elementas. Dedame bendrą kryžiuką čia. Užkietėję viduriai, tai yra storasis žarnynas, kryžiukas čia, skrandis, kryžiukas čia, plonasis žarnynas, kryžiukas čia, blužnis, kryžiukas čia. Tikiuosi matot. Raudonas veidas. Ugnis, per daug karščio, per daug jank. Vėl kryžiukas ugnies elementui. Greitai kalba. Vėl labai daug jank, labai aktyvus, dedam kryžiuką čia. Per aukštas kraujospūdis, tai yra kraujotaka, kryžiuką dedam čia. Čia, aišku, labai nedaug simptomų aš sužymėjau, dažnai būna daugiau visokių problemų. Dabar labai paprasta matematika. Prie kiekvieno elemento rašome. Prie metalo elemento mes turime vieną problemą, prie žemės elemento mes turime 2 problemas, ugnies elemente mes turime 6 problemas ir medžio elemente mes neturime nieko. Reiškia, šičia mes turime pagrindinę problemą. Šitas elementas yra išbalansuotas. Kodėl jis išbalansuotas? Jame per daug karščio. Pagal vidinį KO ciklą 5 elementų sistemoje vanduo gesina ugnį. Čia yra vandens elementas, čia yra ugnis. Reiškia, vanduo negesina ugnies. Reiškia, inkstai ir šlapimo pūslė nėra pakankamai aktyvus užgesinti ugnies elemente. Tada mūsų planas yra, greičiausiai žmogus ir skundžiasi ir šičia. Greičiausiai jisai nelaiko šlapimo gali būti, arba skauda nugarą juosmens srityje. Tuomet mes turime aktyvinti šitus organus, šlapimo pūslę ir inkstus, jeigu kalbam apie zonų terapiją. Ir šičia, reiškia, zonų terapijoje mes, jeigu masažuojam zonas pagal laikrodžio rodiklę, mes jas aktyvinam, jeigu prieš laikrodžio rodiklę mes jas slopinam. Tai reiškia, vandens elemente mes visus šitos organus aktyvinam, masažuojam pagal laikrodžio rodiklę, ugnies elemente prieš laikrodžio rodiklę. Turime slopinti ugnį. Toliau, čia vidinis KO ciklas jau aptartas, išorinis yra maitinantis či ciklas. Reiškia, čia yra mamos ir sūnaus taisyklė. Mama maitina vaiką.
Bet greičiausiai šitas vaikas yra irgi, šitas yra žemės elementas, yra mama metalo elementui. Bet greičiausiai žemės elementas nėra pakankamai aktyvus, jis nepasiima maisto iš mamos. Reiškia, mes jį irgi turime aktyvinti. Masažuojam pagal laikrodžio rodiklę. Skrandį ir blužnį masažuojam pagal laikrodžio rodiklę, o visus šitus organus, širdis, kraujotaka, endokrininė sistema, plonasis žarnynas yra masažuojami prieš laikrodžio rodiklę. Juos nuimam tą karštį. Ką galime dar patarti žmogui, kuriame yra labai daug jank energijos? Tai yra vadinamas jin maistas, ramus, vėsinantis jin maistas. Tai yra daržovės, tai yra vanduo, daug vandens, daug daržovių. Jin veikla, tai yra rami veikla, tai gali būti joga, tai gali būti pasivaikščiojimai, meditacijos. Viskas, kas nuima įtampą, nuima karštį iš organizmo. Dar vienas atvejis. Dar turim laiko, gerai, dar vieną atvejį parodau, kaip analizuoti. Parašykite, ar labai sudėtinga, ar kas nors naudinga, ką jūs čia girdite. Kitas atvejis irgi yra užkietėję viduriai. Tai reiškia, storasis žarnynas, blužnis išsibalansavę, pasmukęs pilvas, blužnis, nes blužnis yra atsakinga, kad visi raumenys, visi organai būtų vietoj. Todėl pasmukusi gimda, pasmukusi blužnis, stuburo išvarža rodo, kad blužnis yra išsibalansavusi. Hemarojus vėlgi, reiškia, nesilaiko, žarnos nesilaiko savo, vožtuvai neveikia, reiškia, irgi yra blužnis. Viršsvoris vėlgi yra blužnis, reiškia, per daug skysčių kaupėsi, visa apykaita, peristaltika yra sulėtėjusi, už tai atsakinga yra daugiau, aišku, organų, aš čia tik tai rašau pačius pagrindinius. Galvos skausmas. Galvos skausmas toj vietoj, kur praeina tulžies pūslė, tai yra šonai, šoninės dalys galvos ir skrandis, tai yra kakta. Kyla rūgštis. Rūgščių kilimas rodo, kad per daug karščio skrandyje, reiškia, per daug jank energijos. O jank, tai aš sakau, šiluma, karštis, aktyvumas. Ir skausmas raumenyse. Už raumenis atsakingas yra tulžies pūslė ir kepenys, bet tuo pačiu, kaip visą laiką mes imam ir blužnį, kur yra atsakinga, kad raumenys būtų tonuse. Tai va, vėlgi turime schemą, turime tai yra simptomus, kuriais žmogus skundžiasi ir dabar bandom sudėti į 5 elementų ratą. Užkietėję viduriai, storasis žarnynas ir blužnis. Storasis žarnynas, blužnis. Pasmukęs pilvas, blužnis. Bet tai bus taip pat ir plonasis žarnynas ir storasis žarnynas. Tai dedam taškus ir čia. Hemarojus, blužnis, pirmiausia, ir bus storasis žarnynas. Viršsvoris, vėlgi blužnis pagrindinis elementas, o toliau šiaip visi virškinimo organai, taip pat ir endokrininėje sistemoje skydliaukė irgi yra įtraukiami. Todėl imam endokrininę sistemą, skrandis, storasis žarnynas, plonasis žarnynas. Galvos skausmas pagal simptomatiką, tulžies pūslė ir skrandis. Kyla rūgštis, per daug karščio skrandyje, taip? Tai čia yra jank per daug ir žymime kryžiuką. Skausmas raumenyse yra blužnis ir tulžies pūslė. Na va, turime vėl susidėjom kryžiukus, dabar skaičiuojam, kiek turime kryžiukų kiekviename elemente. Čia turime 3, čia turime 8, 4, 2. Reiškia, šitas elementas yra labiausiai išbalansuotas. Dar nepaminėjau, kai daroma yra zonų terapija prie to pačio, tai kai žmogus skundžiasi yra vienas dalykas, su kuriais simptomais jisai ateina, o toliau yra daroma diagnostika paduose
ir randamos skausmingos vietos ar tiesiog išbalansuotos vietos. Tada šita schema pildosi dvigubai. Aš imu kitą spalvą pagal tai, ką žmogus, kur aš randu išbalansuotas vietas, tada gaunasi dvigubo lentelė. Aš, sakykime, tada kita spalva susižymiu ten, pavyzdžiui, skaudėjo žmogui greičiausiai inkstus, buvo išbalansuota šlapimo pūslė greičiausiai, kas čia būna labai dažnai, blužnis labai dažnai būna išbalansuota skausminga, tulžies pūslė labai dažnai kam skauda. Tada aš jau rašausi, čia va vienas, reiškia iš viso 3, čia vanduo 2, sakykime, čia 8 plus 1, 9. Šiuo atveju situacijos nekeičia, bet yra labai svarbu įvertinti abidvi pusės, tiek žmogaus nusiskundimus ir tiek zonas paduose. Tai va, turime šičia žemės elementą, kuris yra labiausiai išbalansuotas. Tada reikia galvoti ir daug klausinėti žmogų, kad rasti priežastį, kodėl jis išbalansuotas. Ar dėl to, kad ugnies elementas serga, jo nedamaitina, arba per aktyvus, arba per mažai aktyvus. Ar metalo elementas per daug aktyvus, galbūt nusirbė per daug energijos, arba nepaima, nes jis nepajėgus paimti. Čia šitas elementas duoda jam, bet jisai tiesiog negali paimti, nes per silpnas. Matome storasis žarnynas, užkietėję viduriai, pasmukęs pilvas, čia yra per daug energijos. Jeigu užkietėję viduriai, reiškia, energijos yra per daug kaitros pilve. Jeigu bus viduriavimas, kisti viduriai, reiškia per mažai energijos. Neišlaiko tos, nesuformuoja normalios konsistencijos išmatų ar atliekų. Todėl mes čia sakome, kad čia yra per daug. Jank energijos, čia yra per karšta. Tuomet galvojame taip, kad gali šičia greičiausiai tada ugnies elementas rodo savo disbalansą, nes jisai čia nesutvarko, neprigesina metalo, ugnis neišlydo metalo, nes pagal šitą vidinį ciklą turi slopinti šitą elementą. Reiškia, gali būti, kad čia per mažai energijos, čia yra trūkumas. Ir tada jisai nedamaitina žemės elementų ir žemės elementas irgi išsibalansuoja. Taip pat gali būti ir su tulžies pūslė ir kepenimis, kažkas su medžio elementu. Žodžiu, yra labai dabar per mažai simptomų kažką labai tiksliai rasti, bet realiai iš tikrųjų, ką mes tada darom? Čia jeigu matome per daug energijos, mes ją slopinam, mes ją masažuojame skrandį ir blužnį prieš laikrodžio rodyklę. Netgi labai dažnai būna skrandis per dideliam aktyvume, o blužnis per mažam aktyvume. Todėl mes blužnį dažnai masažuojam palei laikrodžio rodyklę, o skrandį prieš laikrodžio rodyklę. Nes skrandyje buvo rūgštų kilimas, kyla rūgštis, reiškia skrandis yra per didelėje energijoje. Tai skrandį mes slopinam, o blužnį mes aktyvinam, nes dažniausiai blužnis yra per mažam aktyvume. Toliau visą laiką reikia aktyvinti vandens elementą, inkstus ir blužnį, nes mes juos išnaudojam, bet niekaip nesuaktyvinam. Tai reikia visą laiką masažuoti palei laikrodžio rodyklę. Ir visą laiką įtraukiam visus elementus, pavyzdžiui, dirbant jeigu su zonų terapija, tai reikia įtraukti visus elementus, visų elementų meridianus. Nepaisant to, kad, pavyzdžiui, kepenyse mes nieko neturim, jokio kryžiuko, bet kepenys yra poroje su tulžies pūsle. Pirmiausia, išsibalansuoja tulžies pūslė ir vėliau išsibalansuoja kepenys, nes tai yra yin organai viduj ir yang organai yra išorėje. Tai pirmiausia, išsibalansuoja yang organas, nedamaitina yin organo ir tada vėliau atsiras simptomai kepenyse, bet jau bus toliau pažengta. Už tai, nepaisant to, kad mes neturim širdyje, pavyzdžiui, ir kraujotakos sistemoje kryžiukų, vis tiek jos reikia aktyvinti dirbant su zonų terapijos būdu. Tada skrandyje per daug yang. Vėlgi reikia galvoti apie maistą, reikia yin maisto, reikia daug daržovių, vandens, tas, kas vėsina, tas, kas nuima karštį iš skrandžio. Lygiai taip pat yra su žarnynu. Jeigu užkietėja viduriai, tada reikia gerti daug vandens, reikia nuimti karštį iš žarnyno, iš storojo žarnyno ir kad
daugiau būtų skysčių žarnyne ir susitvarkytų viduriai. Tai va. Tai du pagrindiniai pavyzdžiai, tai yra pavyzdžiai, kuriuos aš šiandien parodžiau. Jūratė rašo, pirmas pavyzdys buvo aiškesnis, antras sudėtingesnis, net daug susijusių dalykų ir problemų, tad neprofesionalai sunkiau atsekti sąsajas. Taip, čia aš tik parodau, kaip analizuojam, kaip mes tą darom, bet tai reikia laiko, kad pradėti dirbti su tuo. Bet kaip sakau, kursuose visą tą galima pereiti, vieni greičiau pereina, kiti lėčiau, bet iš tikrųjų tai yra įkandama. Galbūt labai sudėtingos situacijos ar simptomai, sunku juos suprasti, ar tai jank, ar tai jink per daug, ar kuris čia elementas, bet tai yra procesas. Pradedam nuo paprastesnių situacijų ir tada ateina tos mintys, ateina suvokimas, kada kaip kurį, žodžiu, simptomą ar ligą galima prie kurio elemento priskirti. Ar bus dar klausimų? Nes jeigu ne, tai šiandien baigsim. Tikiuosi bent kažkokia mintis kilo, kas tai yra, kaip yra dirbama su zonų terapija, su tradicinė kinų medicina. Galbūt atsakiau klausimą žmonėm, kurie man pateikė šitos klausimus, kaip mes tą darome. Na ir ką, gero ketvirtadienio vakaro ir iki pasimatymo. Rašykite klausimus visą laiką komentaruose, kad būtų galima, žinočiau, apie ką kitą kartą kalbėti. Nes ne visada man žinau, ta prasme, kas jums labiau aktualu. Apie tai aš galiu daugiau ir pakalbėti ir galbūt kažką tai daugiau praplėsti kažkurią tai sritį, kuri mažiau žinoma ar suprantama. Gerai, ačiū labai už šiandien ir iki.